Dažų storio matuoklis Brosberg P4. Tai pasižiūrim, dėl ko tai yra vienas iš populiariausių modelių. Tai yra šiek tiek senesnis modelis, bet jisai dar vis išlaiko populiarumą. Tai pirmas dalykas tai yra dėl gamintojo. Tai Brosberg Germany gamintojas jau daug metų gamina dažų storio matuoklius ir yra tikrai populiarūs, daug kas juos žino būtent dėl kokybės ir patikimumo. Tai esminis dalykas, dėl ko renkasi būtent šito gamintojo, nes galima paimti kitų panašių variantų, kinietiškų, lenkiškų, jie netgi gali atrodyti labai panašiai, korpusas gali būti tas pats praktiškai identiškas, bet priklauso nuo to, kas yra viduje, koks yra procesorius, kokie yra sensoriai sudėti ir panašiai. Tai Brosberg Germany būtent išlaiko aukštą kokybę, tai su juo matuojant žinot, kad tikrai bus matavimai tikslus labai ir kad daiktas laikys ilgai, tai nereikės rūpintis, kad kažkas išsikalibruos, kažkas įsimuš ar panašiai. Tai šitas modelis jau yra atnaujintas šiek tiek geresnis variantas, tai paėmus, jeigu, pavyzdžiui, lyginant su P2, P3 modelio, jis jau turi upgrade'ų šiek tiek. Taigi, pagrindiniai dalykai. Tai jau skirtumas yra tas, kad jisai turi sensorių ant laido, tai kai kurie galvoja, kad tai gal bus nepatogu, bet jisai kaip tai duoda patogumą, nes jūs galite tiesiog rankoje sensorių badyti, kur jums reikia matuoti, o patį aparatą matysit prie savęs visą laiką, matysit rezultatus. Ir labai svarbus yra atnaujinimas, tai yra adatinė galvutė. Taigi pademonstruosiu maždaug, ką tai duoda. Tai pirmas dalykas, naudojimasis jo yra žiauriai paprastas, tiesiog įjungiu patį matuoklį. Čia turiu, pavyzdžiui, mūsų ruošinį, ką mes ruošiamės matuoti. Tai jis, aišku, tinka automobiliam, tinka kitiem darbam. Ir tiesiog bedu ten, kur noriu pamatuoti. Ir jisai man fiksuoja, galiu jungti ekrano pašvietimą. Tai yra kelios funkcijos, galima daryti testinį matavimą, tai aš tiesiog galiu tiesiog pridėti, braukti ir braukdamas matysiu, kaip keičiasi matavimo rezultatai. Arba kuris gal patogesnis ir automobiliam, galiu daryti su fiksavimu. Tai vadinasi, aš tiesiog bedu, jis man užfiksuoja ir parodo skirtingose vietose, kiek būtent toj vietoj yra matavimo, kokie rezultatai. Tai ką duoda būtent ta adatinė galvutė? Tai adatinė galvutė tai reiškia, kad sensorius yra labai mažiukas. Tai palyginus, jeigu, pavyzdžiui, paimčiau ne adatinę galvutę, sensorius bus toks didelis, plokščias, man reikia visą sensorių prispausti pilnai. Jeigu aš pilnai neprispausiu, matavimas bus netikslus. Tuo tarpu Brosbergas P4 jau turi tą adatinę galvutę, tai kaip matote yra toks tefloninis burbuliukas, jis yra kaip ant spiroklytės stovi. Ir ką su juo užtenka, tai labai lengva matuoti, nes vadinasi aš galiu dėti bet kaip, sakykime, jeigu atjungsiu, ne, tai aš galiu dėti bet kaip kreivai, šlyvai ir jisai vis tiek man pamatuos normaliai, labai lengvai prisispaudžia. Vadinasi, man nereikia bandyti atitaikyti kampo. Tai jisai man duoda tokį dalyką, kad aš galiu matuoti visokius lenktus paviršius su sunkiai prieinamus paviršius ar panašiai. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau pamatuoti, sakykime, šitą vietą, tai su dideliu sensorium, tokiu aš jau to padaryti kaip ir negaliu, nes man visą sensorių reikia prispausti. Tai jeigu automobilyje bus kažkokia suvirinimo siūlėje, pavyzdžiui, ar lenkta vieta, ten tas stakanas vadinamas, dar kitos dalis, tai su bet kokiu sensoriu nepamatuosit. Su šitu sensoriu aš tai galiu padaryti. Tai čia aš tiesiog galiu, kad ir patį kraštelį pamatuoti, ne, ir matyti rezultatus. Tai čia jisai man rodo 30 mikronų, tai yra labai mažoj. Tai čia kokia yra beveik plikas metalas, bet turim alyvos padengimą šiek tiek, tai netgi tą alyvos padengimą jis matuoja. Na ir man nesvarbu, gali būti lygi vieta, gali būti lenkta vieta kažkokia. Su šito modelio aš jau galiu lengvai badyti, dėlioti bet kokį kampuką, bet kokį išlenktą vietą ir panašiai. Tai yra didelis skirtumas. Plus jisai nebijo, jeigu, pavyzdžiui, buvo daugiau nešvarumo, daugiau purvo kažkokio, tai ta tefloninė adatėlė labai lengvai prasibeda iki ten, kur reikia, iki matuojamo paviršiaus ir jį pamatuoja. Tai jinai yra iš teflono, nebraižo, galiu braižyti automobilį, bandyti ar panašiai, nieko neatsitiks. Tai yra pritaikyta ir yra ilgamžė tikrai. Toliau dėl pačio laido. Laidas yra super aukštos kokybės, tai kartais būna, kad žmonės bijo įsivaizduoja, kad laidas kažkaip gali strukinėti ar ką. Tai žinokit, per 10 metų nesu matęs nei vieno laido, kuris būtų strukinėjęs, nors juos tikrai naudoja būna pramoniai stipriai kiekvieną dieną. Tai būna atneša, kad jau visas daiktas yra matosi sutroštas konkrečiai, daug gyvenimo matęs, ten skylės, ten pradurtas kažkaip, bet veikia kuo puikiausiai. Tai čia yra daiktas, toksai, jeigu nori tikrai gero, kokybiško daikto, su kuriuo bus lengva matuoti. Ir plus dar P4 skirtumas, ką pamiršau paminėti, tai jisai matuoja ne tik tai geležį, bet jisai matuoja ir aliuminio. Tai jis turi kompletą 2 kalibravimo plokšteles. Tai galit bet kada persikalibruoti, jeigu reikės. Tai irgi iš Brosbergo pliusų yra, kad jį lengvai galima susikalibruoti pačiam, jis turi kalibravimo plokštelės komplekte, bet jeigu atsitiktų kažkaip taip, kad, nežinau, nemokat, neišeinam ir panašiai, galite atvažiuoti pas mus į Urmo kainą parduotuvės, Vilniuje, Kaune, mes nemokamai juos kalibruojam aptarnavim. Nesvarbu, iš kur jūs įpirkot, ar, taip sakant, iš skelbimų kažkur tai nusipirkot, ar apskaitai dovanų gavot. Tai tikrai turės gerą aptarnavimą. Tai grįžtant prie matavimų.
Tai jeigu aš matuoju geležį, tai jis man parodo, kad tai yra Fe geležis ir aš tai žinau. Jeigu aš perėsiu prie aliuminio, jis man nurodo iškart, kad tai yra Al aliuminis. Tai ką tai duoda, tai automobiliai dabar dauguma naujų automobilių turi aliuminės detales. Tai jeigu pasimsit variantą, kuris matuoja tik geležį, tai vadinasi, jis jums nematuos aliuminio, jis negalės tų detalių pamatuoti. Tai gali būti kapotas, sparnai, durelės, taip pat lieti ratlankiai, tai vadinasi, lietus ratlankius aš galiu pasimatuoti būtent su šitų matuokliu, nes jis pirmas dalykas matuoja aliuminį, antras dalykas jis turi tą datinę galvutę, kur aš galėsiu prieiti prie visų nelygių vietų, lenktų paviršių ir panašiai. Tai galėsiu tiksliai įsiaiškinti, ne tik tai ar buvo ten daužtas, nedaužtas, bet matysiu, kurios dalis, galėsiu lietus ratlankius patikrinti, ar buvo virinti, ar buvo dažyti, ar buvo ten špakliuoti kažkaip ir panašiai. Tai jis man duos pakankamai gerą tikslumą tikrai. Tai P4 modelis matuoja iki 2000 mikronų ir turi padalos vertę 10 mikronų. Tai bus tikrai tikslu, patikima, žinosiu, kad užtikrintai gerai tiksliai pasimatavau ir galėsite būti užtikrintas savo pirkiniu arba savo ten tą darbo kokybę, ką atlikinėjot. Tai jis tinka, kas, pavyzdžiui, užsiema poliravimu, dažymu, remontu kažkokiu, arba, aišku, tiesiog nori nusipirkti, įsigyti automobilį. Taigi Brosberg P4 vienas iš tokių populiaresnių modelių rinkoje.